Laidos partneris – greičiausios pasaulyje profesionalios atminties kortelės SanDisk. Sugauk geriausią kadrą. Biškai atpalaiduojam ir jis nusiramina. Manai? Nu, nebesiparim. Nu, davai, pabandom. Tikrai geriau. Palauk, ne, dabar kai tu tempi, kažkaip man tai atrodo, va čia kaip tik reikia žiūrėti, tem, kad ta dingtų raukšlė. Aš galvos smėlių reikia pilti, dabar bus gerai. Palauk, gal ten pirmą, kur raukšlė, vo. Čia yra Beauty Dishes. Praktiškai aš daugiausiai į fashion naudoju, bet laukais man labiausiai patinka, nes jisai turi didelį platų kampą. Čia aš darau priešpriešą saulę, viena šviesa iš vienos pusės. Ir jinai, sakykime, kai ją prigesini, tada reikia iš tos pusės, kad nebūtų labai žiauraus kieto šešėlio. Tokias papas, fashion padaryti. Ne, čia ne fashion, čia kaimus, žinai. Aigi mes abu iš panasaus krašto. Gerai, jūs nežiūrėkit į mane, nusisukit vieną pusę, kitą į kitą pusę. Dar viškai arčiau paeikit. Na gerai, praktiškai galit maivytis. O, tas geras, žinai, tipo. Jų perkelti į Palangą neišėjo ir padaryti fotosesijos, tai reikėjo kažkaip sugalvoti, kaip nufotografuoti Vilniui būnant prie jūros nuotraukas. Ir yra vienas sprendimas, kuris pasiteisino. Tam naudojau tentą su jūros vaizdu atspausdintas ir šitas smėlis. Žiūrėkai, vaikai, nu atsistokit pusbroliai. Jo, draugeliai, stokit. Viskas pavyko teisingai, tik truputėlį yra komplikuota tento įtempimas. Kitą kartą reikėtų tentą pasidaryti su skylutėm ir su virvėm ir labai tvirtai iš keturių pusių įtempt. Šiuo atveju mes naudojam prisegėjus ant tinklo ir pylėm smėlį. Tokiu atveju lygiai neišeina įtempti tentą ir atsiranda bangos. Taip įmanoma fotografuoti, bet šiek tiek tada žmonės reikia traukti arčiau, tada galinis planas labiau išsilieja. Tai kai bus labai išsiliejęs galas, turėtų tų bangų nesimatyti. Tai vėlgi vizualiai atrodys kaip jūra, matysis bendras vaizdas ir jie visi atrodys kaip prie jūros. Dirbam. Davai, mane. Tenkitės neprisimerkt, kiek galit. Kas galit. Kadangi viskas nufotografuota iš to paties taško ir ten 10-20 nuotraukų, tai Photoshop'u sudėjus viską į vieną krūvą, tiesiog reikia ištrinti, kas nepatinka ir lieka ta vieta, kuri tinkama. Laidą remia 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai femgym.lt.